Yeah, baby. I'm a hustler, baby. And I want you to know you're still in my heart, yeah. Oh, baby. Taigi ši daina yra skiriama visiems tiem, kurių širdis buvo sudaužyta. Broliai, jūs ne vieni. Jau. Yeah. Mūsų širdis plaka iš vien. Jo, tai buvo labai graži diena ir tu sėdėjai prie kompo, tu buvai viena, o aš savo ruoštų tuo metu sėdėjau darbe ir žiūrėjau per ekraną tik tai į tave. Tavo nuotraukos, tavo profilis buvo nuostabus ir aš žiūrėjau, kaip tu sparčiai renki laikus. Bet aš ką tik buvau prisijungęs prie Facebooko ir dėl to galbūt aš tau pasirodžiau bukas, bet aš nežinau, kaip ten viską operuoti, kaip ką dėlioti. Aš mokėjau tik tai ant tavo nuotraukos pažiūrėti ir pasportuoti. Aš išeidavau dažniau, bet tą kartą aš sėdėjau ir tave pamačiau. Toj nuotraukai tu atrodai be galo nuostabi ir iš karto daug jausmų atsivėrė mano širdį. Tavo šviesus plaukai, raudonos lūpos, žydros akis. Aš sėdėjau prie skryno, aš buvau tiesiog apakęs. Aš nebegalėjau scrollint, nebežinojau, ką toliau daryt. Bet tavęs nebuvo šalia, aš nieko nebegalėjau pasakyt. Aš žinau, kad yra kažkur tai mygtukas, kuris vadinasi like, bet aš nežinau, kur jį surast. Palauk, nebuvo kolegų, nes aš viršvalandžius dirbau, aš sėdžiu darbe. Ir aš supratau tada, kokia mane ištiko bėda. Ką man dabar daryt? Aš nepalaikinau tavo foto ir dabar nusiskandint yra mano moto. Tu nepaspaudai like. Yeah, tu nepaspaudai like. Todėl dabar išeit, tu nepaspaudai like. Todėl dabar išeit, tu nepaspaudai like. Yeah, tu nepaspaudai like. Tada aš įsijungiau Skype'ą ir savo pasakiau, ei vyruti, prašau, įjung monitorių pagaliau garsiau. Bet ne, Skype'as nesuveikė, teko važiuot namo. Bet aš grįžau ten įėjęs, aš pasakiau, oh no, namai buvo tušti, nebeliko tavo lemenukų atvirukų, nebeliko nieko, kas primintų apie mūsų bučinukus. Tu susirinkai daiktus, tu kažkur tai išvažiavai ir jokio raštelio tu man nepalikai. Pradėjau verkti, atsidariau butelį degtinės, įsijungiau, bandžiau žiūrėti, kad televizorius sumo imtynės, bet nieks negalėjo išgydyti mano saudys sudaužyto širdies. Aš negalėjau suprasti, kas atsitiko išties, ką aš blogai padariau, gal kažką ne taip pasakiau, gal dovanų nepadovanojau, gal tavo gimtadienį pamiršau. Bet ne, aš tau paskambinau telefonu, o tu pasakei, vyruti, ką tu darai? Nagi, nu ir nu, tu nepalaikinai mano foto, o man tai yra labai svarbu. Aš be laikų, be populiarumo, aš gyventi negaliu, o tu esi toksai bukas, nežinai, kur yra tas mygtukas. Ne veltui tave visi vadina mažas evaldukas. Taip, aš su mažo ūgio, viso 1,35 m, bet taigi tu prieš tai gyvenai mano širdį. Bet dabar dėl like mygtuko tu kažkur tai išėjai ir mano širdį visiems amžiams sudaužėjai. Tu nepaspaudai like. Yeah, dabar išėjai, tu nepaspaudai like. Pasiimk laptopą ir išėjai. Like. Praėjo pusę metų ir aš sužinojau daug naujų naujienų ir aš supratau, kokia vis dėlto tu esi hiena. Tau buvo svarbu, kad tave mylėtų nepažįstami žmonės, o tu nenorėjai sulaukti mano tikros nuoširdžios malonės. Ir aš sužinojau, kad tu draugauji su Mantu Agrastu. Jisai yra tikras kompiuterastas. Mantas Agrastas, tai yra jo pseudonimas. Jisai praeitį buvo
visai neblogas mimas, bet dabar jisai valdo visas IT technologijas ir tau dovanoja daug džiaugsmo, tokio biologinio. Jūs esate gera pora, o jisai aukštas labai ir labai garsiai plevena. Jo gražus plaukai. Mano mažytė, ateik pas mane, prisiglaus šalia, tu pabėgai nuo pipyro, pas tikrą vyrą, aš IT specialistas. O aš nežinau, ką daryti, nežinau, kaip man tai suvokti ir dabar man belieka labai liūdnai pašokti. Pažiūrėk, kaip šoka pipirai, o taip šoka tikri vyrai. Papa, pažiūrėk, mažutė kaip aš judu, čia pipiras, valink tu. Paspausk like ir viskas bus gerai. Taip, nuo šiol man sako draugai ir aš tikrai tikiu naują viltim ir su tavimi, Birutė, dalinuosi patirtim. Like.